Sveiki visi TV3 žiūrovai, mes vėl sugrįžtame į Palangą ir čia yra Horn Grand Prix 1003 km lenktynės. Šalia manęs Saulenis jau susirašys visus rezultatus. Šiaip įvykiai klostosi įvairiai ir dramatiškai ir, kaip sakant, permainingai. Saulenį, prašau. Per tas 2 valandas, per kurias televizijos žiūrovai mūsų nematė, įvykių tikrai buvo daugiau negu daug ir matote esminę naujieną, kol kas lyderis yra sporto klubas Dal su Porsche automobiliu. TV žiūrovai nemato skirtumo, tačiau skirtumas tarp šios ekipos ir Los Patrankų, tarp šių dviejų komandų, kurios daugiau negu 200 ratų važiavo, galima sakyti, koja kojon, dabar yra daugiau negu 10 ratų, tai reiškia, kad jie skiria daugiau negu 30 km. Los Patrankos dėja ir iš trečio bandymo vėlgi susidūrė su problemomis ir smuktelė gerokai žemyn. Liūdna, tačiau faktas yra tas. Užtat šauniai važiuoja TV3 Web Leasingo ekipažas, kuris nepaisant visų problemų tęsia kovą ir kovoja iki galo, kai tuo tarpu daugelis galingesnių, galbūt netgi, taip nelabai gražu sakyti, geriau paruoštų mašinų, labiau pritaikytų sportui su labiau patyrusiais lenktynininkais, jau liūdna, bet pasitraukia iš kovos ir tokių, man atrodo, preliminariais duomenimis mes turime 5, nes kol lenktynės nesibaigia, kai kas gali paprasčiausiai grįžti į varžybų trasą, to taisyklės nedraudžia, tu gali remontuotis 5 valandas ir po to išvažiuoti, kad pravažiuotum finišą. Bet yra tokių, kur nebegrįž tikrai jau. Ir yra faktas Juta Castrol, atsiprašau, Juta Statoil Lubricants ekipa, kaip sakė, visas granatas jau sunaudojom, visus pusašius sudėjom, visi jie subirėjo, neatlaikė. Beje, ta komanda, kuri įvažiavo į mūsų mini, taipogi jau tikrai nebegrįž į trasą. Ji buvo pati pirmoji, tai buvo Akstės komanda, kuri pirmoji pasitraukė iš kovos. Rimtesnių tai jūs pažiūrėkite, mini kuo puikiausiai mina trasa, pasižiūrėkite, nepaisant visų problemų. Jo, tempas yra tikrai labai geras, tačiau galima prisiminti visą tai, kas jo, buvo. tą liūdną epizodą, štai dar kartą pakartojam šitą liūdną epizodą. Jo labiau, kad lietus atrodo vėl kaupėsi ir gali būti, kad galime laukti netikėtumų. Čia labai permainingas, oi, pažiūrėkite dar kartą. Tai buvo maždaug be 15 minučių 2 valandą, kai Akstės ekipa Marius Milevskis vairavo Honda Civic automobilį. Sunku pasakyti, kokios buvo priežastys, jis, galima sakyti, visiškai nestatydamas įvažiavo į tuomet Audriaus Žižkos vairuotą. Kaip žinom, kad jis nebuvo pasikeitęs padangų, nebuvo pasiruošę šitokiam lietui ir tai buvo paprasčiausia tos padangos, kurios be protektorių, vadinamos kaip ten slikais, kaip jūs vadina. Taip, o mūsų vorovė, kaip sakant, mini pasiruošęs iš tikrųjų galėjo būti labai daug atsiplėšti. Neslėpsim, problemų turėjo ir jie, tačiau, pavyzdžiui, matome ekrane dabar Snaigės ekipažą, taip pat itin gerai važiavo galingas Volkswagen Golf R32. Jie buvo 5 vietoje, kai lenktynės jiems pasibaigė. Net matot, lenktynininkas savo per galvą dauža, aišku, ką padarysi, mašina nevažiuoja. Kai kas kalbėjo, kad daugelis šios ekipos lenktynininkų pripratę važinėti su automatinėmis dėžėmis. Štai pažiūrėkit, net padangą užsidegė. O štai žurnalistų 123 numeris, lietuviai žurnalistai, jie turėjo kontaktą su estų vairuojamu analogišku Toyota Yaris automobiliu. Žurnalistam gali tik tai liežuvį užsidegti, bet pasirodo ir padangą užsidega. Jo, bet jie labai gyrė Estijos komandą, kurie aptarnauja šios Toyota Yaris automobilius, sakė, vaikinai, nepaisant to, kad yra karšti estų berniukai, kaip manot, kai kurių anekdotų, per keletą minučių sutvarkė tos gedimus, kuriem sutvarkyti galbūt buvo nuplanuota maždaug 30 minučių. Na, štai mūsų komanda mini. Čia taip pat žurnalistai pasiruošė. Mindaugas Grinius, jis startavo būtent. Nomeda jau ruošiasi pirštinės startui. Štai matote, liekanos detalės automobilių mėtosi vis daugiau ir daugiau trasoje. Nepaisant to, kad gumos trasoje taip pat yra vis daugiau ir daugiau. Nomedos pergalės šokis, nors dar pergalės nėra, bet Nomeda vis tiek jau šoka praktiškai. Iki pergalės lieka dar maždaug 60 ratų, pakankamai ilgas atstumas. Na, kai jinai pati kalbėjo, aš buvau pas ją, reiškia, nubėgęs, kai pati kalbėjo, tai jin jaučiasi, kad prieš save bent jau pergalę tikrai patyrė, nes iš tokiose lenktynėse sudalyvauti moteriai, patikėkite, tai yra nei jokai, iš tikrųjų. Štai Lados kažkokios detalės. Tačiau Ladai atrodo rimtesnių problemų nėra. Keliau štai Los Patrankos komanda, kuri su Porsche keitėsi, aš nežinau, per tas 2 valandas gal 7 kartus keitėsi vietomis, skiria jas grinai sekundžių dalis, dėja Los Patrankos susiduria su problemomis ir sunku pasakyti, ar jie baigs šias lenktynės. Kaip nubalsavo? Mes grįžtame prie SMS balsavimų ir taip, ir atrodo, mes jau baigėme visus balsavimus ir štai buvo paskutinis klausimas užduotas, ar pavyks mūsų komandai, tai yra TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandai, aplenkti bent nors vieną komandą. Saulenis prognozavo gal net 3. Tiesą sakant, matome Los Patrankos susiduria su problemas. Dūmai tokie pat, kokie buvo pernai, turiu negerą įtarimą, kad
ta turbina, kuri, kaip sakoma, šaudo reikia iš patrankos. Ir vėl, kaip sakant, liaudiškai pasakykime, parėjo. Ir trečias kartas gali sumeluoti. Beje, pakalbėkime dabar apie rezultatus būtent balsavimo, kaip ten mūsų komandai sekėsi. Kai mes baigėme transliaciją, mūsų komanda turėjo vėlgi techninių problemų, aš jau galvojau, prikarksėjau, neaplenksė nei vienos komandos, tačiau manau, kad publika balsavo kaip visada teisingai. Taip, už A, kad aplenks iš tikrųjų 77%, o štai už B, kad neaplenks nei vienos komandos 23%. Ir kaip mums atrodo, kad vis dėlto mums pavyko kažką tai padaryti gerą. Mes bent jau finišuosime, o liūdna prognozuoti, galbūt Los Patrankos pasitrauks iš kovos. Beje, iš tikrųjų labai dėkui visiems balsavusiems, iš tikrųjų kalbėjome ir pakalbėsime dar su trenerių komandos. Iš tikrųjų visi patenkinti, jūs, žiūrovai, tikrai balsavote teisingai. Ir dabar jungiame Gabiją, kuri gali, aišku, papasakoti apie tai. Su Jonu pakalbėti. Taip, Gabija, prašau. Sveiki, mėlėjai TV3 žiūrovai. Taip, Samai, aš ir vėl esu remonto zonoje prie TV3 Vilniaus banko lizingo komandos bokso. Ir dabar aš noriu užduoti klausimą TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandos treneriui Jonui Dereškevičiui. Labai svarbu klausimą, kuris labai rūpi, aišku, visiems TV3 žiūrovam. Jonai, visą dieną TV3 žiūrovai balsavo žinutėmis. Jie jums patarinėjo, kada keisti padangas, kada piltis benziną ar nesipilti. Ar jie teisingai patarinėjo? Jiem labai rūpi jūsų atsakymas. Žinokit, tikrai esu smarkiai nustebintas, sužinojęs, kad toks buvo didžiulis žiūrovų kiekis ir kad jie buvo tokie aktyvūs ir tikrai jų balsavimas mums tikrai labai padėjo, nežiūrint visų nesėkmių ir atsitiktinumų, kurie mus lydėjo, tikrai mes labai džiaugiamės, kad būtent tai balsavo žiūrovai ir tikrai norėčiau, kad tai nebūtų paskutinės lenktynės, kad jų būtų visada mūsų žiūrovų, jie visada balsuotų šitaip. Ačiū Jums. Ačiū Jums, žiūrovai, jūs iš tiesų esate šaunuoliai, jūs puikiai nusimanote lenktynėse. Samai, Saulenė, kas ten pas jūs? Ačiū Gabija, ačiū Jonui, iš tikrųjų, ačiū visiems žiūrovams, mes prie šitų prisidedam prie to didelio ačiū jums siūsto žiūrovo, beje, žiūrovai. Neužilgo jūs jau sekančioje transliacijoje, kada vyks finišas, jūs sužinosite, kamgi atiteks tie, sakykime, prabangus ir labai patogus SMS siuntimams telefonai Alcatel OT303. Taip, kitoj transliacijoje mes sužinosim, kamgi atiteks. Taip, Saulenė. O kol kas dar viena naujiena esminė iš trasos. Antrąją vietą jau užima Audi A4 automobilis, tai yra Baltpark, Sonex ir Audėjo ekipažas. Lenktynininkai, kurių ko gero beveik niekas neprognozavo, tai yra verslo klasės atstovai, du iš jų pernai taip pat dalyvavo analogiškose lenktynėse. Jie pralenkė su vis rimtesnėmis problemomis susiduriančias Los Patrankas. Taigi kitas Audi iškopė antrąją vietą, antra ir trečia pozicijos atitenka kol kas Audi lenktynininkams, dėja Los Patrankos munka žemyn. Lietuvos liaudės mašina, tariant Audinės, vis dėlto laikosi kaip reikiant. Niekaip neužleidžia, kaip sakant, kitiems pozicijų. Gerai, mes turime dar siužetėlį, aišku, visą laiką mus persekė tokie dalykai, matote, ir ryšys tarp vairuotojo, komandos ir, aišku, žiūrovų. Jūs šiandieną galėjote įsitikinti, matėte, kaip mes buvom susiryšę su mūsų TV3 komanda ir matėme vaizdus iš vidaus, kalbėjome su jais, taip kad jūs galėjote tai sekti. Ir dabar pažiūrėkime siužetą, kaipgi vis dėlto vykdomas šis ryšys tarp komandos ir jos vairuotojo, taip, automobilio. Prašau. Tūkstantis 3 km lenktynių metu mobilių telefonų nenaudojame. Kaip žinoma, informaciją perduoti ir gauti reikia tą pačią sekundę, tuo pačiu momentu. Taigi naudojamos nuolatinio ryšio radio priemonės. Štai kaip matėte tokį mažą aparatėlį, panašus į mobilų, bet tokį aparatėlį turi keli mechanikų personalo žmonės, vadovaujantis personalas ir vienas aparatas yra viduje. Tiesa, jis įrengtas yra lenktynininko šalme. Ryšys veikia į abi pusės. Vadinkim, serviso zona lenktynių automobilis. Tik yra keli niuansai, kad vairuotojas dažniausiai yra įjungęs režimų klausimo. Bet mes serviso darbuotojai niekad nebalbatuojame jam, nedėkėme daug informacijos, tik tai esant kritiniu momentu užvažiuoti į serviso zoną. Padiktuoti laikus, kokie eina. Lenktynininkas visada žino, kokiu tempu jis važiuoja. O sakykit, kodėl jūs mobilaus nenaudojat? Nes dauguma čia žiūri mobilų ryšį naudoja. Atsiliept gali į mobilų telefoną, bet tai užtruks keletą sekundžių. O čia mes veikiame betarpiškų ryšių. Radio ryšio sistema, lenktynininkai ją vadina Intercom. Tai yra automobilio viduje įrengta sistema. Šitą galas laido jungiasi į siųstuvą.
Čia turime dvi ausines, jos yra hermetiškos, pro jas nesigirdi joks variklio triukšmas, tik tai girdima tas, kas yra kalbama radio ryšių į ausines. Taipogi čia yra mikrofonas, mini mikrofonas, kurio lenktynininkas gali pasakyti informaciją į serviso zoną. Racija maišo labai visi kiti, vieni kitiem, ta prasme, maišo. Žinai, tai kol kas geriausiai pasisekė su mobiliu. Bet sakoma, kad mobilus vis dėlto yra trumpai vėluojanti informacija. Reiškia, nelaiku gauna lenktynininkas arba jūs. Nėra tokios problemos iš tikrųjų, kol kas bent jau nebuvo. Ta prasme, vėluoja ne tiek, kad jaustum kažką, kad yra problema dėl to. Ką ir savotiškų paradoksų aš galiu pasakyti, kad ką tik matyta informacija ir siužetą apie ryšį tarp komandų ir lenktynininkų pratęsiu pastebėjimais iš dabar pirmaujančių Porsche automobilio. Jų ryšys sutriko ir už tai mes stebėdami rezultatus nesuprastumėm, kodėl Porsche užvažiuoja į boksus. Pravažiuoja 5 ratus, užsuka, pravažiuoja, užsuka. Pasirodo, užvažiuoja pasiklaus, sako, gal pietų metas, gal sustojam, išlipam, vandens atsigerdavo, nes Porsche automobiliai yra velniškai karšta. Taip, iš tikrųjų ryšys svarbus, labai tikrai svarbus ir su automobiliu, ką matėme, o štai ir kažkas atsitiko vėl mūsų automobiliui. Mini Cooperesas tęsia lenktynės, stabdo, užvažiuoja į degalinę, pilnis degalų, benzinas, pagaliau baigėsi ir Cooperė. Tai man atrodo vienas pirmųjų sustojimų, ko gero beveik ekonomiškiausiai važiavusi šių varžybų dalyvė komanda, kuri sunaudojo ko gero mažiausiai degalų. Matėme Porsche, tęsia vis dar savo pasirodymą autopramogos Subaru Legacy. Galiu pasakyti, kad tas priežastis, dėl kurių jau pasitraukė viena ar kita komanda, jau minėjau, granatas ir pusašius, dėl kurių nutrūko Liudos Statoil Lubricant ekipos pasirodymas. Snaigės komanda dėl sankabos gedimo. Pramušė akmenukas radiatorių ir, kaip liaudis sako, užkalė variklis Honda Civic automobilyje. Tai buvo Kastyčio Girdausko SK. 23 numeris labai greitai važiavusi mašina, tačiau vis dėlto jame taip pat teko pasitraukti iš kovos. Na, o visos likusios kol kas tęsia, aišku, neminėsim tų Akstės, kurie atsitrenkė, ir Akademijos klubo, kurie jau anksčiau pasitraukė dėl variklio ir pavarų dėžės problemų. Porsche pirmauja. Mūsų ekipažas, tai yra VB Leasingo TV3 ekipažas, yra antrajame dešimtuke, tačiau iki finišo lieka dar daugiau negu 50 ratų. Taigi taip, kad gali visko būti dar, taip kad jūs išlikite budrus TV3 žiūrovai ir mes susitiksime jau 21 valandą, kada jau bus aiškus finišas, aiškus kiti rezultatai. Taip pat pamatysime, ar mūsų komanda vis dėlto sugebės dar palipėti aukščiau. Aš tikiu, kad ji tikrai pasieks finišą. Saulenį, taip? Aš to nebejoju. Manau, kad finišą norės pasiekti dabar visos absoliučiai komandos, kurios yra varžybų trasoje. Štai yra pasikeitimų dar. Adampolis Mobile Racing Team jau taip pat pralenkė su BMW. Tai taip pat legendinis BMW dalyvaujantis visose ilgų nuotolių lenktynėse Lietuvoje. Aha, štai. Joje važiuoja ir žurnalistas, taip pat žinomas Valdas Vilūnas ir Ramūnas Čepkauskas, formulių meistras. Štai visos ekipos dar tęsia kovą. Taip, kaip matote, permaininga kova, taip kad finišą būtinai stebėkite 21 valandą, o mes Saulenį galime, kaip sakant, eiti į trasą ir vėl toliau stebėti, kas dedasi, pasiklausti mūsų komandos, taip pat ir pabūti su jais kartu. Nepaisant kaistančios atmosferos trasoje, virš galvų tvenkiasi debesis, bus lietus, nebus, kol kas nieks nežino. Sinoptikų prognozės, kaip sakoma, yra dvejopas. Arba lis, arba ne, bet finišas bus pasiektas bet kuriuo atveju. Ačiū visiems žiūrovam, kurie balsavot, kadangi mes balsavimus baigėme ir kitą transliaciją išėję mes tikrai būtinai pranešime visus nugalėtojus. Dabar iki 21 valandos, ten jau finišas. Būkite budrus.
skanu.
kartą sveiki TV3 žiūrovai ir štai jau liko 3 ratai, simboliška nuo 3 ratų iki pradėti, kadangi liko 3 ratai iki finišo. Saulenį, kas vyko dabar ir kas vyksta? Lieka mažiau negu 10 km iki finišo ir pirmauja Porsche Carrera GT3 automobilis pažymėtas 911 numeriu, tai DAL automobilių sporto klubo ekipa. Vytautas Venskūnas ir Alfredas Kudla, jie važiuoja greitai ir jiems lieka, kaip jau minėjai, Samai, mažiau negu 3 ratai. Jie yra lyderiai ir baigiantis lenktynėms rimtų konkurentų, jie jau nebeturi. Skubėti jiems nebėra kur. Kaip matote, gamta vėl krečia išdaigas, štai vėl lenktynininkam išbandymas, vėl baisus lietus, baisus škvalas. Čia ir, nežinau, kaip tie 2 ratai dabar lygia, tai gali dar daug kas atsitikti ir taip toliau. Kaip vyko kova, kas ten pirmavo ir kaip ten viskas vyko, Saulenė? Iš principo, besibaigiant praėjusį mūsų transliacijai, tapo aišku, kad Los Patrankos ekipa dėja dėl techninių problemų 3 metus iš eilės nesugeba kovoti dėl pirmosios vietos, jie ilgokai buvo tarp lyderių, tačiau buvo priversti pasitraukti ir Porsche kaip nutolo, taip nutolo, rimtesnių konkurentų jau nebemato ir savo artimiausius varžovus. Šiuo metu antroje vietoje važiuoja Audi A4 ekipažas, tai yra Sonex Belt Park Audėjo ekipa. O štai matome, kad yra 3 vietą užimantį Adampolis Mobile Racing Team BMW automobilį. Šios varžovus Porsche mašina lenkia daugiau negu 10 ratų ir gali iš principo per daug ir nebeskubėti. Manau, kad jau niekas nebepavis, tikrai 10 ratų tai yra didelis laiko tarpas netgi. 30 km distancijos tiek atitrūko nuo savo varžovų per tą 1000 ir beveik 3 km. Beje, Saulenė, pažiūrėkime, kur mūsų TV3 ir Vilniaus banko lizingo komanda, kurioje vietoje dabar? Jie yra antrajame 10-tuke, tačiau faktas tas, jie sėkmingai važiuoja link finišo ir tai yra ko gero didžiausias šio ekipažo pasiekimas. Tai yra didvyriška kova iki galo, reiškia, nesvarbu jų visos techninės problemos, reiškia, ta avarija paveikė, aišku, labai paveikė komandos dvasią, bet iš tikrųjų Nomeda ir jos 3 draugai, kaip sakant, finišuos vis tiek. Be abejo, matėme kaip džentelmeniškai Estijos lenktynininkai, kurie pakilo iki 4 vietos, tai yra vienas geriausių svečių pasiekimus, atrodo tokiu nekaltu Toyota Yaris automobiliu, 115 arklių prieš bemaž 400 arklio galių, kurie yra po šio Porsche monstro variklio dangčiu. Estai važiuoja džentelmeniškai, tvarkingai, korektiškai ir kol kas užima 4 vietą. Yra tikrai pakankamai greiti lenktynininkai ir ypač džiaugiasi savo serviso mechanikus, kurie dirba tikrai itin puikiai, o didesnių problemų Porsche neturėjo, jų mechanikai galėjo, nesakysim, kad taip visiškai laisvai praleisti visą šeštadienį Palangoje. Darbo jie tikrai turėjo, tačiau lyderiai yra lyderiai, jie yra neteisiami, jie artėja link savo antrosios pergalės. Na, štai ir mūsų roveris, štai pažiūrėkite, roveris vis, Mini automobilis, TV3 Web lizingo ekipažas, Nomeda Marčėnaitė, Audrius Šiukšda, Vidmantas Janulevičius, kuris pradėjo šias lenktynės šiandien 11:15 min. Ir Darius Krasaitis, 4 lenktynininkai, susitvarkė su tikrai nelengvu išbandymu. Jie važiuoja be vairuotojo, pusės durelio stiklo ventiliacija, su drėgnu Palangos oru, ko gero yra papildoma ir tikrai neįtin maloni šiuo metu. Ir ne tik, ir aš kiek mačiau, yra visas kraštas nuluptas, netgi, kaip sakant, metalas buvo atkaltas, nes buvo iš tikrai rimtai pažeista šita pusė, negalėjo pumpuoti normaliai kūro. Tačiau faktas yra tas, kad jie važiuoja, jie artėja link finišo, o juos lenkia, galbūt nesvarbu kiek ratų, tai iš esmės nėra pats didžiausias dalykas. Šių varžybų lyderiai numeris 911 Alfredas Kudla ir Vytautas Venskūnas. Beje, Vytautas Venskūnas taps pirmuoju Lietuvos sportininku, kuris laimės lenktynės 3 kartą. Jis slystelėjo šis automobilis užvažiuodamas ant tilto, tačiau iki finišo jiems lieka vis mažiau ir mažiau. Kiek atsimenu, jie dar prieš startą, aš atsimenu, kad krovė į savo automobilį netgi iš vyno luitus. Iš tikrųjų didžiulius vyno luitus, nes šis automobilis yra per galingas ir, reiškia, per lengvas lietuviškoms trasoms pagal galiojančias taisyklės jiems teko vežtis beveik 100 papildomų balasto kilogramų, tačiau ir ta 100 kilogramų tokiam beveik 400 arklio galių monstrui, kai matome, nebuvo kliūtis. Jie važiuoja pirmi, jie artėja link savo pergalės. Porsche Carrera ir tai pasirodo, tai yra paskutinis ratas, tai yra finišas. Mes matome šių metų Horn Grand Prix 1003 km laimėtojus. Ir tai yra vis dėlto eilinį kartą, kaip ir praeitose lenktynėse, tai yra Porsche automobilis. Visi laukia intrigos, visi laukia netikėtumo, tačiau tradicijos tęsiamos. Na, bet jis buvo, iš tikrųjų buvo mūsų liaudies automobiliai Audi įsiveržė, bet štai vis dėlto Porsche ir štai iškėlęs ranką mojuoja. Nežinau, kas dabar automobilyje Porsche, kuris iš lenktynininkų. Manau, kad Alfredas Kudla turėtų būti šio automobilio lenktynininkas. Taip, ir pergalininkas šūksnis.
vėl Porsche. Jie turi dėl ko džiaugtis, jie vargo, iš esmės... Jo, beje, pas juos iš tikrųjų kondicionieriaus nebuvo ir tiesiog lenktynininkas išlipęs iš Porsche automobilio buvo pilamas kibirai šalto vandens, nes tiek karšta buvo automobilyje. Ir stiklas pas juos nesidarinė, ir durelės padarytos iš karbono sveria, nežinau, galbūt 1,5 kilogramų jas galima mažuoju piršteliu atidaryti. Adapolis Mobil Racing Team, ekipa, kuri finišuoja 3 vietoje. Tikrai šauniai pasirodžiusi komanda. Algis Čiblys, Renaldas Gabartas, Valdas Vilūnas, Šarūnas Vaškelis ir Ramūnas Čepkauskas. Aš tai matome lenktynių nugalėtojų džiaugsmą. Porsche automobilis laimi dar vieną pergalę čia Palangoje, pratęsdamas garbingas šio gamintojo tradicijas ilgų nuotolių distancijose. Manau, kad kitais metais vis dėlto dar kažkas galbūt ir pažeis šias tradicijas, bet pakol kas Porsche yra nenugalimi šioje trasoje. Taip, kad visi tie, kas turi Porsche automobilius, gali dabar išdidžiai šūkti, mes Lietuvoje esame nugalėtojai. Jo, mes esame kiečiausi ir būtent ilgų nuotolių lenktynėse kol kas niekas jiems neprilygsta. Antroji vieta tai ko gero yra didžiausia šių varžybų staigmena Sonex, Baltpark Udėjas ekipažą būtina paminėti. Ričardas Kasparavičius, Arūnas Bartusevičius ir Andrius Karčiauskas, jis buvo naujokas šiose lenktynėse. Jie užėmė antrą vietą šiose varžybose su Audi A4 automobiliu. Ketvirtoji vieta, svečiai iš Estijos su Toyota Yaris automobiliu Valvoline Racing ekipa. Tikrai greitai važiavę mūsų svečiai, kurie pasirodė pagal galimybės Pritka Dastik, Michael Ninemaja ir Timo Raucik. Ir taip, penktoji vieta, Juta Castrol. Juta Castrol tai taip pat internacionalinis ekipažas su dizeliniu Volkswagen Golf TDI, tas pats automobilis, kuris pernai buvo 3 vietoje, netai blogai pasirodė ir šiemet. Na, ir ką mes matome, ir TV3 Veba leasingas, automobilis Mini Cooper'e sėkmingai baigė šias lenktynės, jie užima tikrai aukštą ir garbingą 14-ąją šių varžybų Beje, vietą. iš tikrųjų su tokiom nelaimėm ir, kaip sakant, nenumatyta avarija, kuri iš tikrųjų įvyko ne dėl mūsų lenktynininkų kaltės ir štai jie vis dėlto baigė lenktynės. Aš manau, kad iš principo tai, kad jie baigė lenktynės, yra pati didžiausia jų pergalė ir to, ko gero, galės didžiuotis ir Nomeda, ir visi TV3 žiūrovai, kurie bandė šiandieną padėti mūsų komandai ir valdyti. Štai išlipa mūsų nugalėtojai. Porsche. Ir štai labai sunkiai lipa, aišku, ne taip paprasta. Milžiniškas krūvis ir milžiniškas vairuotojas, todėl kad šiam automobiliui iš tikrųjų reikia milžiniško krūvio. Tai yra Porsche Carrera GT3, naujausias šių metų Porsche modelis. Juo Alfredas Kudla važiuoja Porsche Carrera Cup varžybose ir Vytautas Venckūnas, jo kolega, pakartoja pergalę iškovotą prieš 2 metus čia pat Palangoje. Tiesa, tuo metu oras buvo gerokai geresnis, visą dieną švietė saulė ir lietaus mes visai nematėme. Taip, mes turime gavį. Lenktynės baigėsi, finišas paskeltas ir dabar mes kalbėdame šių lenktynių nugalėtoją Porsche komandą. Sakykite, kaip jaučiasi nugalėtojas, ką jis jaučia? Kaip ir bet koks nugalėtojas, laimę jaučia, laimingas, džiaugiasi, viskas gerai. Buvo sunkios lenktynės. Sveikiname jūs. O sakykite, koks jūsų buvo didžiausias greitis tiesiojoje? Sunku pasakyti, mes kaip ir rekordų nesiekėm, bet apie gal 225, 230, kaip koksai. Klausykite, visai pamiršau, laikau rankoje, taigi šampanas nugalėtojai. Ir dar norėjau jūsų paklausti, ar tas lietus siaubingas, ar jums sumaišė, ar jums pamaišė? Ups. Mes laimėjom, matomai nepamaišė. Šaunu, sveikiname jūs. Taip, Tai buvo Alfredas Kudla, šio ekipažo vairuotojas, greta jo Vytautas Venckūnas. Šis lenktynininkų duetas pakartoja savo pergalę iškovotą prieš 2 metus čia pat Palangoje Horn Grand Prix 1003 km trasoje. Na taip, tradicijos yra tikrai gražus dalykas, bet kartais norisi tos intrigos. Ir iš tikrųjų šiandieną intrigos buvo daug. Štai laistosi šampanu. Intriga buvo iš esmės 2/3 lenktynių. Pernai įveikė štai nugalėtojų šampanas Vytautas Venckūnas, kuriam šiandien tikrai buvo karšta, gauna šampano dušą. Komandos šiandien varžėsi tikrai pakankamai ilgai ir Los Patrankos su Porsche automobiliu daugiau negu 2 lenktynių trečdalius konkuravo iš esmės dėl 100 sekundės dalių. Viena ir kita pirmavo po keletą kartų ir tas apmaudus. Sunku pasakyti, patys Los Patrankos ekipos mechanikai taip ir negalėjo atsakyti, kodėl jau kelintą kartą išleista nelemtoji turbina, kaip sakoma, sugenda pačių svarbiausių momentų ir ekipai nepasiseka pasiekti lenktynių finišo. Na, matyt, čia lenktynininkam egzistuoja irgi kai kurios magiškos taisyklės, tai yra užkeikimai ir visokie prakeikimai. Matyt, taip yra. Gabija štai vėl turi. Antrosios vietos nugalėtojus. Atsiprašau, ar galima jūs sekundę atitraukti nuo šitų gerbėjų? Ką jaučia antrosios vietos nugalėtojas? Be abejo, jaučiam didžiulį jaudulį ir
Šiaip esame be galo laimingi, bet norėčiau pabrėžti, kad visa šita pergalė tai yra mūsų visos komandos nuopelnas. Tiek mechanikų, trenerių ir be abejo komandos narių. Visiems norėčiau labai padėkoti. Be abejo. Esame labai susijaudinę, dabar net sudėtinga, ką nors ir kalbėti. Aš labai už jūs džiaugiuosi, dar pasakykite, kas buvo sunkiausia šiose lenktynėse? Važiuoti. Sunkiausia buvo važiuoti. Bet... Ačiū labai, linkime jums sėkmės ir sveikiname jūs labai labai. Ačiū. Kągi, tai buvo antroji ekipa šiose lenktynėse. Sonex Baltpark kūdėjas Ričardas Kasparavičius, Arūnas Bartusevičius ir Andrius Karčiauskas su Audi A4 automobiliu. Jie distanciją įveikė antroje vietoje. Na kągi, matome, plūsta visa masė žiūrovų, nesvarbu, nežvelgiant į lietų, plūsta visi prie starto linijos ir sutinka nugalėtojus, taip pat visas komandas, kurios jau susirinko čia starto linijoje. Štai paklausime, gal Gabija kažką tai dar surado? Aš tik pasakysiu, kad trečiąją vietą lenktynėse užėmė Dampolis Mobile Racing Team ekipa su automobiliu BMW 318. Pirmosiose lenktynėse ši komanda buvo antroje vietoje, šiemet jie užima trečią vietą. Tikrai šaunus ilgamžiškumo ir komandos patikimo darbo rezultatas. O lyderiai yra lyderiai. Porsche Carrera GT3 dar sykį rodo, kad Porsche automobiliai ilgose nuotoliuose tikrai yra greičiausiai. Liejasi per kraštus, aišku, čia mašinas apspitė gerbėjai ir fanai, aistruoliai. Ir aš dabar labai trumpai bandau pakalbinti trečiosios vietos laimėtojus. Sakykite, kas buvo sunkiausia šiose lenktynėse? Sunkiausia nugalėti jaudulį ir nepadaryti klaidų. Mes nepadarėm klaidų ir laimėjom trečią vietą. Ir kaip jūs jaučiate? Puikiai, puikiai. Ačiū Ramūnui Šepkauskui, Baltijos čempionui, kuris mus išmokė taip gerai vairuoti ir susitvarkyti su savo emocijom. Komanda buvo draugiška. Jie truputėlį meluoja, aišku, nes visa komanda mūsų įsivairuoti buvo lygiai tokie patys ir vienodi ir visi taip pat labai gerai vairavo. Aš labai jūs sveikinu ir linkiu jums kuo didžiausios sėkmės. Aš tai galiu pasakyti, kad šioje ekipoje važiavo vienas iš berods 3 ar 4 lenktynininkų startavusių visose panašiose lenktynėse. Tai buvo Algis Čiblys, draugė su juo buvo Renaldas Gabartas, Valdas Vilūnas, Šarūnas Vaškelis ir Ramūnas Šepkauskas. Jie buvo trečioje vietoje šiandien. Svečiai iš Estijos iš Volvo Line Racing ekipos užėmė 4. vietą. Beje, Estai visą laiką, matyt, nuo suomių, kaip sakant, nukopijavo visą šitą sėkmę. Perima tą sportinį azartą, važiuoja neskubėdami, bet tas neskubėjimas šiose lenktynėse irgi lėmė tikrai pakankamai daug. Taip. Ir aš manau, kad ko gero netrukus Gabija turėtų pakalbinti ir mūsų Jo, o beje, dabar narius. tikrai prisiminkime šitą nelemtą įvykį, kuris įvyko trasoje per pirmąjį lietų. Štai kaip skaudžiai, kaip skaudžiai įkando mūsų komandai šį Honda Civic. Tai buvo Akstės ekipa, Marius Milevskis vairavo automobilį. Na, bet galim pasakyti tiek, kad mini automobiliukas atrodo toks nedidukas ir visa kita, jis atlaiko, prašom, kokios smūgius, iš tikrųjų rimtus smūgius. Ir reikia svarbiausia 1003 km lenktynių išbandymo, nes kur kas geriau parengta, labiau galbūt sportui tinkama technika, dėja turėjo baigti varžybas. Taip, įvairiausių problemų, įvairiausių technikų, štai roveriukas, tai atsiprašau, mini, nei granatos, nei visai kitokie dalykai nepavedė. Nei granatos, nei turbinas, nei babinas, nieks nepavedė. Gerbėjų mini ir aistruolių vos prasibrovėme per TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandos automobilio. Sveikinu jūs labai labai. Sakykite labai greitai, kadangi jūs dabar mato visą Lietuvą. Audriau, kadangi tu vairavai paskutinis, kas buvo sunkiausia? Nieko sunkaus nebuvo paskutinį kartą važiuoti, buvo tiesiog palaimas jausmas, nes jautėm, kad viskas bus labai gerai ir kad sugebėsim finišuoti geroj pozicijai. Viskas super. Tai tu dabar praktiškai ir atsakei mano klausimą, kaip tu dabar jautiesi? Fantastiškai. Pirmą kartą finišavau, taip. Jausmai galingi. Sveikinu tave. Nomeda, sakyk, kaip tu manai, kaip būtų susiklosčiusi jūsų situacija, jeigu jūs nebūtumėt patyrę trasoje to tokio baisaus dramatiško incidento? Na kągi, mes buvom paskaičiavę, tai mes turėjom užsilipti šiandien bei ten. Būtumėm užsilipę truputėlį aukštėliau, bet dabar labai gerai. Nieko tokio, patirtis yra labai vertingas dalykas. Bet Nomeda, aš girdėjau, kad įvyko dar vienas kuriozinis įvykis. Jūs nuvažiavote į degalinę užsipilti degalų ir tik degalinėje baigėsi degalai ir tu buvai priversta nieko nepešus išvažiuoti iš degalinės? Aš buvau priversta išvažiuoti ir tikėjausi gal kas nors mūsų kokių ratų užskaičius ar ką ir nevelnio ir sako, taip nepriklauso. Nu, vienu žodžiu, viskas yra kaip yra ir yra gerai. Aš dar labai norėčiau pakalbinti komandos trenerį Joną Dereškevičių, kurio čia dabar nesimato, be kurio
kurio matyt nieko nebūtų įvykę. Jonai, sakykit, ar komanda išpildė visus jūsų lūkesčius, ar jie darė viską, ko jūs jų mokėte? Žinokit, be abejo, nesitveriu džiaugsmu, tikrai tokia didžiulė pergalė, nes tikrai labai sunkus kelias į šitą momentą, į šitą akimirką. Jeigu tai po teisybei, tai jis prasidėjo kažkur prieš 2 mėnesius ir kad per 2 mėnesius, visai nebūnant jokiais lenktynininkais, neturint patirties tapti, būtent tokiais gerais varžovais, tiek suteikti žiūrovam emocijų, tai yra pasaka, tai yra nuostabu. Aš žaviuosi savo auklėtiniais ir džiaugiuosi, kad mane pakvietė padėti, pasidalinti savo patirtim. Tikrai, nuoširdžiai ačiū Jums. Yes, šaunuoliai. Ir dar vienas komandos narys Vidmantas. Vidmantai, ką tu jauti? Nu, jaučiu, kad galėjo būti ir geriau, bet džiugu taip, kaip yra tikrai. Yra taip, kaip yra. Ką darysim? Dariau, kas tau bus sunkiausia? Aš jaučiu, kad dabar to gersim šampaną, o sunkiausia buvo važiuoti paskui mėlyną automobilį su jungtais švyturėliais. Aha, ir laukti, kol tu tą šampaną gersi. Ja. Šaunu, sveikiname visą TV3 Vilniaus banko lizingo komandą. Samai Sauliainis, žodis tau. TV3 ir VB lizingas sėkmingai baigė šį alinantį maratoną. Šiandien kaip niekad Palangoje buvo permainingas oras. Turėjome lietų vieną kartą, turėjome liūtį antrą sykį ir ko gero pirmą sykį esą netgi šlapiam orui vyksta ir lenktynių finišas. Paprastai šviesdavo saulė, vos ne vaivorykštė, būdavo fantastiškai geri orai, o štai šiemet viskas buvo truputėlį kitaip. Beje, dar reikia pasveikinti ir visus žiūrovus, kurie TV3 žiūrovus, kurie šiandieną padėjo mūsų komandai, rašydami SMS žinutes, siųsdami, dalyvaudami komandos valdyme. Ir štai mes galime paskelbti nugalėtojus, tie, kurie laimėjo telefonus. Alcatel OT303 telefonus. Ir tai yra Vaidas Cekanavičius, Jurbarko rajonas, Mantas Tasnilionis, Utena, Algirdas Minkevičius, Kaunas, Rasa Gudauskaitė, Tauragės rajonas, Žygaičių kaimas, netgi iš kaimo žmonės žiūri, ir Kristina Baranauskaitė yra iš Klaipėdos. Taip, kad matome, kokia geografija pilnai Lietuva apimta. Visi buvo, reiškia, šių lenktynių Horn Grand Prix 1003 km lenktynių stebėtojai. Taip. Kągi ir visa Lietuva ko gero dalyvavo, kas spėjo atvykti, kas nespėjo, kas žiūrėjo transliaciją per TV3. Dalyvių geografija taip pat buvo pakankamai plati. Šiemet į varžybas įsitraukė Danijos atstovai, šauniai pasirodė svečiai iš Estijos ir šiaip didžioji dalis iš įvairių Lietuvos miestų atvažiavusių garsiausių Lietuvos lenktynininkų startavo čia Horn Grand Prix 1003 km lenktynėse ir sėkmingai pasiekė šių varžybų finišą. Gedimų buvo įvairių, buvo ir favoritų nesėkmių, kai kurios komandos galbūt per daug pasitikėjo savo techniką arba savo jėgomis. Ne visiems pasisekė autosportas, tačiau aišku, faktas vienas, kad... Kokiam sporte, Saulenį. Jo, ir krepšininkai nepataiko, ir Šakilas Onilas krepšinį deda kartais. Būna, kad krenta Genda ir Ferrari. Genda ir netgi krepšinio lentos lūžta, dušta, taip pat ir futbolo štangos. Beje, viena komanda sakė, mes kitais metais atsivarysime mašiną, niekam nesakysim kokią, ir jinai vadinsis iš F raidės. Sakau, gal Fiatas? O sako, nesakysim. Ateis kiti metai, tada ir pamatysite. Pamatysite, tai intriga. Kuris truputį apvalesnis, kurio svorį matyt Porsche galios tikrai pakankamai daug. Jo, jis važiuoja ne tik tai Lietuvoje, jis tampa pirmuoju Lietuvos lenktynininku, trečią sykį laimėjusiu čia Palangoje. Prieš 3 metus, kai pirmą kartą prasidėjo varžybos, jis laimėjo su Lietuvos Porsche klubu. Beje, reikėtų paminėti, kasgi įsteigė šias taures. Tai yra absoliučios Horn Grand Prix 1003 km varžybų taurės ir be abejo šių varžybų absoliutus nugalėtojai mušė trasos rekordus, gauna ir specialų Lietuvos susisiekimo ministro pono Zigmanto Balčyčio įsteigtą prizą specialią taurę kaip greičiausia šių lenktynių komanda. Už greičiausiai įveiktą ratą. Šampano lietus, kaip ir paprastas lietus, ko gero palangiškai jo tikrai yra ištroškę. Tai tradicijos, lenktynininkų tradicijos, kurias sunku labai, kaip sakant, suprasti, bet taip jau yra. Beje, grįžtant prie tų prizų, tai prizas iš susisiekimo ministro skirtas ir kurį tikė susisiekimo viceministras yra tikrai vertas nuopelno, kadangi ši ekipa šiemet pravažiavo per minutę 21 ir 794 tūkstantąsias sekundės dalis greičiausiame savo 107-ame rate iš įvyktų 334. Vakar kvalifikacijoje buvo dar netgi truputėlį greitesni. Tai yra sporto klubas DAL su Porsche Carrera GT3 automobiliu ir kaip sakė Alfredas Kudla, Porsche automobilį Palangoje gali nugalėti tik tai kitas Porsche.
Sunku pasakyti, po metų pamatysime, kai bus. Kol kas Porsche ekipa džiaugiasi, jie šiandien buvo tikrai greičiausi ir ko gero pelnė daugiausia publikos simpatijų. Aplodismentais palydime šios absoliučios klasės laimėtojus. Tai yra absoliutus šių lenktynių nugalėtojai. Dar sykį pakartosiu. Alfredas Kudla ir Vytautas Venckūnas, tai sporto klubas DAL. Somnex Balt Parko idėja su Audi A4, 7 numeris jau užėmė 2 vietą. Ir Adampolis Mobile Racing Team pralaimėjo nugalėtojams 20 ratų su BMW 318, užėmė 3 vietą. Štai dar kartą pažiūrėkime startą, finišą tai yra, atsiprašau. Tai yra šių varžybų lyderiai. Šių varžybų lyderiai ir geriausi šių varžybų momentai. Kalbam kažką? Taigi Alfredas Kudla ir Vytautas Venckūnas, kurie susidarojo ir su šlapiu asfaltu, buvo pasirinkę tinkamas padangas. Jie beveik neklydo, tiesa, staptelėdavo į techninio aptarnavimo zoną tam, kad pasikalbėtų su komanda, nes... Ir kągi matome mūsų TV3 ir Vilniaus banko lizingo komandą ant scenos. Štai Nomeda laiko taures. Tai ko gero yra didžiausia šių varžybų netikėtumas, kai kas girdėjau skeptiškai kalbėjo, kad tai yra šou lenktynės, kad tai yra nesportas. Šie ekipa įrodė, jie užėmė absoliučiai įskaitoje 14 vietą, jie sėkmingai pasiekė lenktynių finišą, jie neturėjo techninių problemų, neatitrenkė į paroko akmens vatos paketus, neatitrenkė į betono užtvaras ir sėkmingai pasiekė lenktynių pabaigą. Gaila, kad juos atsitrenkė. Gaila, kad juos atsitrenkė, be abejo. Bet štai Nomeda dabar pelnytai, tikrai pelnytai, pirmoji moteris lenktynininkė čia. Štai čia iškart kur trūksta patirties. A va tai išeina atsidaryti taip paprastai šampaną, kaip tiems lenktynininkams, kurie šampaną atidarinėja kiekviename etape. Lenktynės panaša vyksta kartą per metus. Pirmą kartą išlaistytas šampanas, aš manau, kad Nomeda ne kartą dar pasirodys lenktynėse. Iš tikrųjų, ši moteris tikrai nustebino visą Lietuvą ir netgi profesionalus lenktynininkus, kurie tikrai, kaipgi tai Nomedai sekasi visą laiką su juo keliu ir šypsena kalbėjo, bet štai jinai kartais važiavo netgi geriau negu vyrai. Prieš 2 metus buvo kalbama, kad startuoja Los Patrankos junior ekipa, kad galbūt Los Patrankos Women komanda, tačiau pirmąją moterimi tapo būtent Nomeda Marčėnaitė ir dabar pelnytai geria šių lenktynių nugalėtojo šampaną. Komandos taurės išgertos kartu su jumis TV3 žiūrovai, kadangi jūs lygiai taip pat nusipelnėte šitų šampano taurių, taip pat galite pilnai atsidaryti dabar namuose po šampano butelį, nes jūs patys taip patgi dalyvavote šios komandos valdyme. Jūsų sprendimai padėjo nugalėti šiai komandai, pasiekti sėkmingai lenktynių finišą ir džiaugtis tą pergalę, tuo neįtikėtinu pergalę džiaugsmu, kuris patiriamas po 1003 km lenktynių finišo. Ne visiems pavyko jį pasiekti, tačiau tie, kas pasiekė, pirmiausia pasiekė pergalę patys prieš save. Kągi, mes turėtume tikrai atsisveikinti ir pasakyti, kad kitais metais mes tikrai dar kartą susitiktume čia Palangoje. Taip, Saulelė? Aš manau, kad tie, kas atvažiavo, galbūt kiek piktelio dėl užtvertų kelių, kurie privertė važiuoti aplinkkeliais, tačiau tas geras jausmas, kuris čia visada lygiai lenktynės, yra tikrai nepakartojamas. Iki kitų metų.